Gerbiami saviveiklininkai ir svečiai, šiandien pas mūsų neeilinė repeticija. Galim pasakyti šventinė repeticija. Šiandien mūsų vadovui sukanka gražus jubiliejus. Gražus jubiliejus. Todėl visų vardu jį noriu nuoširdžiai pasveikinti. Visų choristų vardu, tegul šviesias mintys veda jūs į naujus siekius ir tikslus. Tegul niekuomet neišsenka jūsų energija, telydi jūs darbo džiaugsmas, žvali nuotaika, sveikata ir skaidri asmeninė laimė. Administracija šių metų vasario 14 dienos įsakymu 57 jūs apdovanoja garbės raštu ir gerbiamo direktoriaus Šniepio pavedimu leiskit man jį jums įteikti. Ir dabar man kaip žmogaus. Man labai malonu jūs pasveikinti labai jūsų garbingo jubiliejaus 50-mečio proga. Tai yra toks amžius, kada jūs išėjote iš nerūpestingos jaunystės, atėjote į brandų savo gyvenimo laikotarpį. Ir labai malonu, kad jūs savo gyvenimo kelyje, gyvenimo pakeleiviai suradot mūsų gamyklą, mūsų gamyklos žmonės, ugdot jiems dvasingumą ir mes esame įsitikinę, kad tik tai su aukštos kultūros žmonėmis galime pasiekti aukštus gamybos, visuomenės veiklos rezultatus. Mes linkime jums jūsų gyvenimo kely dar ilgų kelionių, daug jums dar reikia pamatyti, dar jums daug prasmingų gyvenimo dienų ir aš nuo savo asmeniniu vardu iš viso širdies jums linkiu dar daug ilgų gyvenimo metų, daug laimės, o kaip direktoriui sėkmės vadovaujant jūsų kolektyvui ir jeigu jūs nieko prieš, daug laimės visiems saviveiklininkams ir choro dalyviams. Ačiū. Liko daug gražių ir tvirtų gyvenimo pėdsakų. Linkime ir ateityje daug sveikatos, energijos ir neblėstančios kūrybinės suknelės. Daivai reikia saulės spindulėlio, lietaus lašelio ir žemės lopinėlio. O žmogui reikia mažai ir labai daug. Jam reikia viso pasaulio ir vienos kitos džiaugsmo akimirkos. Gerbiamas vadovė, dramos kolektyvas sveikina jūs garbingo jubiliejaus progą ir linki, kad šis gražus būrys dainininkų jums neš tik džiaugsmo akimirkas. Būkite laimingas. Labai gerbiu žmonės, kurie, kaip ir aš, atidavė dalį savo gyvenimo mėgėjiškam menui. Ačiū. Prisidėti ir profsąjungos komitetas, užtvirtindamas tokią progą, kad savo Nepadėkit.
pakartoja. Vienas kartas nemelavo vis tiek. Oi, kaimynės klausytojai. Jeigu galėčiau, aš nekėčiau. To jau. Mėly choristai, būna tokių džiugių minučių gyvenime. Bet kada yra labai sunku kalbėti. Ačiū jums visiems už gražius linkėjimus. Man šis kolektyvas yra labai brangus. Turbūt ir viską pasakiau. Ačiū. Mes dar leisim pasakyti vadovui. Gerai. Ko gero, jeigu vadovas nesupyks, tada aš visus ir svečius, ir choristus kviečiu į svetainę. Ir vadovo vardu prašom visus. Visus, ir svečius, ir choristus. Šiandien seniau nevadovauja. Mes dar jam duosime įsisakyti, ten galės pasakoti. Taip, aš paskui šnekėsiu dar daugiau negu reikia. Prašom dabar. Gerai, tada ačiū ir turbūt, nu kaip jau, jeigu visi visada buvom kartu, tai gal ir einam kartu, ar ne? Pirmą eilę. Nu tai einam tada. Seniūnė, man buvo parankė kalbėjom. Ar įjungęs ar neišjungęs? Taip, tyčia čia bauginimomis. Ar įjungęs? Nešaudykite ten.